Hello, hello. Tai ką, norėčiau yra šiokių tokių naujienų. Kas nežinot, kas girdėjot, tai nusprendžiau daryti žiemos trasą, ledo trasą, gal taip pasakykim. Tai dar derinam keletą dalykų su ūkininkais, techniką reikia gauti, reikalinga padaryti trasai. Tai šį penktadienį bus daugiau žinių apie šitą. Tai jo, trasa bus Žemaitijoje, Mažeikių rajone. Turėtų būti Viekšniai Kapėnai kažkur šioje vietoje. Ir jo, darysim kažką įdomaus. Tad ruoškit bolidus. Žiūrėkit, kad rankiniai stabdžiai, diržai būtų. Ir bandysim padaryti. Šiaip dar norėčiau iš tikrųjų paskatinti visus ūkininkus, kurie turi pievas, išnaudokit žiemą. Čia būtų labai geras gestas iš jūsų pusės. Tai nieko neatsitiks tai pievai. Ir jaunimui būtų kur pasivažinėti, nereikėtų gatvėse rankinio tampyti. Tai jo, tai jau geriau pievai šeriam. Ir jo, mes tenksimės į savo pusės padaryti kiek įmanoma geriau. Šiaip dar keletą dalykų tokių turiu paklausti. Gal yra norinčių, gal kažkas turi maisto vagonėlį, ar tiesiog gal kavą pardavinėjat, ar dar kažką. Tai būtų gerai, kad susiektumėt su manim, aptartume viską. Ir jo, iš mūsų pusės tai pasistengsim, kad būtų kažkoks laužas pasišildyti, kad nesušaltumėt labai. Šiaip minusiuką prognozuoja. Ir jo, tai ką, kimbam visi į darbus. Manau, kad šį savaitgalį tai niekaip neišeis, nes daug darbo padaryti trasą. Kitam savaitgaliu tai galvojam, gal jau atidarysim. Ir tiek šiandienai. Paliksiu linkus į Discordą, Facebooką, TikToką. Kas turit kokių pasiūlymų, trasos layoutą, ar šiaip kažkokių pasiūlymų, ką galėtume padaryti įdomiau, būtinai rašykit. Man privačiai. Tai jo, tai ką šiandienai tiek. Laukit toliau naujienų ir susitiksim trasoj turbūt.